Tobulas sekmadienio brančas. Ar žinote kur? Tai Vilniuje mes turime nemažai vietų, kur galime skaniai pavalgyti, bet šitas brančas Pacuose vertas jūsų nuodėmės. Tai pusė yra švediško stalo principų užkandžių, o kita dalis yra jau pagal meniu. Tai įsirinkom iš užkandžių va tokius patiekalus. Aš per mažai pasiėmiau, einu pasimsiu dar. Iš šitų tikrai negaliu ten palikti, prasme. Vidė, sorry. Negausi. Su daržovėm. Ir tada tokį padažą. Čia masalos amarolsų niekas negali pralenkti. Krepšelis su krevetė. Skanus toks. Tada atėjo laikas susisakyti maistą iš pagrindinio meniu, kuris irgi fantastiškai atrodė. Gerai. Valgaisit nori? Pavalgę, nusprendėm truputį pailsėti, o tada laikas buvo deserčiukai, Osvaldas išsirinko desertus iš švediško stalo, aš pasiėmiau iš meniu varškėčius, tai varškėčiai buvo grinai kaip mamytės. Taip skanu, kad norėčiau perteikti jums šitą skonį. Tai belenkai pavalgėm, labai skaniai pavalgėm ir žinokit, jog šitas brančas būna tik sekmadieniais Pacuose.